Čia Tauragės radijas. 98,2 FM. Dienos svečias. Čia Tauragės radijas, prie mikrofono Šarūnas Graželiūnas, dienos svečias, o šiandien visada man malonu tokiu atveju patikslinti viešnią Justina Visockienė. Jeigu yra kas ją girdi iš vaikystės, Justina Marozaitė Visockienė. Labą dieną. Bet šiandien apie bendrovės Šaukštelis vadovę, ko gero vienas visuose asmenyse, kokie tik tai bėra. O kur studija? Jūs man pasakėte visus savo titulus, o studijos ir neišgirdau. Studijos? Turite omeny, kad Šaukštelio studija? Studija tai ta vieta, kad mes ten vis dar ieškom. Ieškom skonių, ieškom aptarnavimo subtilybių. Tai dėl to ta Šaukštelio studija, kad būtumėm nuolat ieškojimuose, eksperimentavime ir visame kame, kad galėtumėm būti geriausi ir pirmieji. Tai čia gal dėl to ta studija. Tokia. Maksimalistė, jau dabar girdžiu. Justina, šiandien tiesiog ėjom pro šalį ir iš karto tas užrašas studija. Aš sakau, palaukite, taigi va, čia Tauragės radio studija, o čia studija kaip? Sakau, gal čia kokiam išeiginėm ar kada tas radijas, mėgsta kartaisgi žmonės skraidyti. Justina, vis tik, jeigu atsukant trupučiuką atgal laiką, o nuo ko prasidėjo viskas, kad ta studija atsirastų tokia iš vis? Tikriausiai nuo svajonės. Jeigu atsiminus paauglystę, vaikystę, galbūt studijų metus, tai visų pirma viskas yra svajonių formatu, kad tos svajonės įgautų materialę kažkokią, materialų pavydalą, reikia labai daug ir sunkiai dirbti. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, aš tikriausiai esu gimus palaiminga žvaigždė ir kažkaip labai to džiaugiuosi, nes mane tikrai gyvenime lydi ta tokia sėkmė, kai aš kartais atsirandu tinkamoj vietoj, tinkamu laiku. Tai tikriausiai taip ir su būtent Šaukštelio, su šių studijos to atsiradimui lėmė tai galbūt, kad pasirinkau vyrėjystės kelią, pasirinkau mokytis tai, kas man buvo prie širdies, kur aš jaučiau aistrą maistui, meilę maistui. Ir tada automatiškai tave pradeda suptis tie žmonės ir tu gyveni tuo bendru tokiu matymu apie maistą, apie gamybą, apie kulinarinio pasaulio visokius dalykus, dalykėlius ir gyveni to skonių. Ir pati kuri skonį ir ieškai to skonio ar pasaulyje, ar Lietuvoje, ar savo mieste ir taip toliau. Tai taip gavosi, kad visiškai netikėtai pamesta mintis, kad tuo metu prieš 10 metų, dabar jau lygiai prieš 10 metų, tuo metu nebuvo Tauragėje sušių baro, Tauragė apskritai atrodė visiškai kitaip prieš 10 metų, aš pati gyvenau Kaune tuo metu ir taip gavosi, kad pametėta mintis, idėja, kad sako, ko tu, draugė manęs tiksliau ir klausė, kad sako, tai ko tu snaudi, sako, taigi tavo verslo idėja. Jeigu sušių nėra ir va, kažką sugalvot, kažką daryti. Tai žinokit, tikriausiai va taip ir buvo, kad pakibo ta idėja ore. Ir tenais 2 mėnesių bėgiai jau mes išsinuomavom patalpas ir jau pradėjom visus remonto darbus ir visą kūrybos procesą. Ir būtent prieš 10 metų, gegužės 23, atvėrėme Šaukštelio studijos duris. Jūs Tauragietė ar Tauragiškė? Tauragiškė. O ko į Kauną buvot nusibaščiusi? Studijos. Studijos? Taip. Apie tą, ką svajojot? Kaip čia pasakius, baigus 12, aš baigiau Tauragėj Versmės gimnaziją, įstojau į Vilniaus universitetą Kauno humanitarinį fakultetą tuo metu, į finansų ekonomikos studijas ir sėkmingai jas baigiau faktas, bet tai nebuvo tai, ko aš norėjau, nebuvo tas siekis. Tai buvo tiesiog, kai tu esi 18 metų, baigęs mokyklą, aš tuo metu tikrai nežinojau dar, kur ta mano kryptis ir ko aš norėčiau būti. Tai ekonomikos, tas pasirinkimas tuo metu studijų, ekonomikos krypties, tai buvo toks saugus pasirinkimas, toks universalus, toks kompleksinis, vis tiek kažkur jau diplomas bus, kaip su tėveliais, kad šnekėdavom, kad vis tiek reikia mokslą baigti, pažymiai geri, egzaminai išlaikyti, vis tiek reikia studijuoti. Jau mano tėveliai tai nebūtų man leidę šiaip savo metų prarasti, aš jau turėjau kažkur įstoti ir visa kita. Tai taip gavosi, kad aš studijavau ekonomiką, bet lygiai grečiai neišeidavau iš virtuvės.
ir dalyvau ne vienam kulinarijos ir konkurse ir tikrai tekdavo užimti prizinės vietas ir mano receptai nugulė kai kur, kai kas gal ir naudojasi ir taip toliau, bet tuo metu tas jaunas žmogus, būtent gal maksimalistas, tu viską darai iš širdies, nori to kažko ir kuri kažką ir pačiai įdomu ir kuri tą skonį, kuriuo visi gėrisi, džiaugiasi ir taip toliau. Tai taip aš atradau iš tiesų save virtuvėje, kai supratau, kad man rytoj yra svarbus aukštosios matematikos egzaminas, bet aš neišeinu iš virtuvės, nes man reikia pagaminti idealią panakotą. Tai kai šiandien matau tą vakarą, kai lygiai taip pat kambariokė sako, ką tu darai su savo gyvenimu, taigi čia ne kažkas ne taip. Ir žinokit, taip gavos, kad pasitinkant 4. kursą ekonomikos, aš nuėjau į Kauno maisto pramonės mokyklą ir įstojau į virėjos specialybę, į profesinį mokymą. Paskui 2. aukštasis, paskui 3. dar atsiras. Ne, ir viskas, žinokit, ties to ir baigiau ir labai džiaugiuosi. Tai 2 metai mokslų Kauno maisto pramonės mokykloje, aš įgijau virėjos kvalifikaciją, virėjos profesiją ir tuo labai didžiuojuosi savimi, kad galėjau. O studija pavadinimas? Studija. Valgis, restoranas, kavinė ir studija. Ar čia nuo to, kad tą pastudijavau, paskui studijavau šitą, paskui... O kaip čia pažiūrėsit, žinokit, nežinau, čia fantaziją galima pakurti, bet gal kaip ir pradžioje pokalbio, kaip minėjau, kad studija, tai mes, jūs, kai sakau, pavadinime mato tą žodį studija, bet iš tiesų tai yra paslėpta, kad tai yra Šaukštelio studija, įmonė UAB Šaukštelis, ir tai yra ta Šaukštelio studija. Aš eisiu dar kartą pasižiūrėti. Studiją mačiau, Šaukštelį nepastebėjau. Yra Šaukštelį jo logotipe. Oficialiai mes vadiname Šaukštelio studiją, nes dažnesnis klausimas būna ne kodėl studija, kai jūs dabar klausėte, o dažnesnis klausimas būna, kodėl šaukštelių, o ne lazdelių. Tai čia 10 metų šitas klausimas mus tikrai lydi ir šiai dienai tai, kaip minėjau, studija, nes mes vis dar, kai sakau, mokomės, eksperimentuojam ir kuriam tą skaniausių sušių istoriją, nes mes vis dar ją kuriame ir kursime, o šaukštelis tai būtent gali dėl to, kad viskas, ką darome, visuomet bus pagardinti to šaukštelių meilės, nes be to nebūtų tie mūsų tikriausiai tie sušiukai skanus ir tas aptarnavimas, ko žmonės ir laukia ir myli ir gerbia mus už tai, kad mes atrodo visą tą kompleksą stengiamės įgyveninti, būtent kurti skonį ir malonumą. Tauragės radijo pokalbių laidoje dienos svečias, kalbinu viešnią Justiną Visockienę, Šaukštelio studijos vieną asmenį visame kame. Kalbinu neatsitiktinai šitą dieną, o todėl, kad... Mes šią savaitę švenčiam savo 10 metų jubiliejų. Būtumėm kitu atveju kitą dieną gal ir praėję, bet kai tu ateini iš Šaukštelio studiją, nespėjai peržengti per slenkstį ir su pyragu, tave pasitinka gražuolis su visa šeimininkė prieš akį, nori, nenori, kaipgi nepakalbinsi. Na tai dabar tėveliai klausykitės ir kiti, nuo čia prasideda verslo akademija. Jauno žmogaus verslo akademija. O kas įskiepijo tam vaikui, tam paaugliui, po to jaunuoliai, kas įskiepijo nuo to prasidėjo, kad jūs pajutot, kad nes, moteris ir virtuvė, atrodo, ir staiga tokia meilė, toks noras? Geras klausimas, dabar galvoju, ar aš esu kažkada taip gvildenusi šitą momentą. Ar čia tėtukai, ar vis dėlto seneliai bus prikišę nagus? Geras klausimas, žinokit, tiek mano močiutė gerai gamino, tiek mano mama vaikystė atsimenu ir skaniais kotletais ir pyragais ir taip toliau. Nežinau. Ir mano tėtis šiaip irgi nėra, kad nemėgtų gaminti, jis irgi ganėtinai ir mėgsta, ir moka, ir visa kita. Bet čia jau buvo tas nuo vaikystės iš tiesų. Ir tėveliai lygiai tą patį sako, mes tave kaip atsimenam nuo mažų dienų, tai ta, kuriai buvo įdomu, tiek ta keptuvė, tiek tas puodas, maišyti, daryti ir kažkas nesigaudavo ir keliaudavo ir šuniukams valgyti, kad tas, kas jau žmonėms nevalgoma, būdavo galbūt ir taip. Tai visko būdavo, bet man vis tiek gal tas traukė, jeigu taip vaikystė atsimenus, blynai, kiaušinienės ar dar kažkas, man būdavo malonu, kad aš galiu daryti ir kažkas valgo, vaišinas yra skanu, tortų kepimas ir taip toliau. Tikrai visą savo vaikystę, paauglystę atsimenu tuo, kad man tai buvo malonu. Man tai teikia malonumą, bet tikrai nemaniau, kad kažkada gyvenime aš su tuo dirbsiu, tai bus mano totali kasdienybė ir visiškas gyvenimo būdas šiai dienai, ar ne? Tai va, ir aš nežinau, mano tėvai tai ką tikrai labai tikslingai tikriausiai mus auklėjo
visus 3 vaikus ir auklė ir rodė, tai didžiausia padėka jiems šiai dienai tikriausiai, kad viską galima gyvenime pasiekti tik sunkiu darbu. Tai už šitą tai esu tėveliams dėkinga, nes jau nuo paauglystės, ankstyvos paauglystės tikrai buvo ir vasarom ieškomi darbai, ir dirbama, ir tas žinojimas, kaip reikia taupyti tą pinigėlį užsidirbtą ir kokia yra laisvė ir laimė apskritai užsidirbti, gauti atlyginimą už tą darbą, kurį tu dirbai tą mėnesį ir taip toliau, ir taip toliau. Tai nežinau, aš savo paauglystę, vaikystę atsimenu tuo, kad ačiū tikriausiai tėvams, kad jie šitoj vietoj mokėjo mane vesti teisingai ir visus 3 mūsų vaikus, aš turiu ir brolį ir sesę, tai visus 3 mus rodė tą tokį pavyzdį, kad tik darbu galima kažko pasiekti, kažką turėti, nes reikia dirbti sąžiningai ir kad visi darbai yra vienodi, nesvarbu, kurią tu sritį pasirinksi, ar ne, tai visi darbai yra vienodai svarbus, vienodai geri, svarbiausia, kad tu dirbi sąžiningai. Tai va. Dienos svečias. Čia Tauragės radijas. 98,2 FM. Dienos svečias. Tauragės radio klausytojams ir vėl primenu, Justina Vizackienė šiandien 10 metų Šaukštelio studijos šeimininkė pas mus eteryje, būtent jubiliejaus proga ir pakvietėme eterį. Justina, jūs pokalbio pradžioje pasakėte, mes ėmėme ir išsinuomavome patalpas pačia miesto centre, Dariaus ir Girėno gatvėje. Taip. Mes atsiradom tinkamai vietoj, tinkamų laiku. Jūs tiesiog žiežirbuojanti optimistė. Aš matau jūs pirmą kartą gyvenime, bet jūs tiesiog trykštate energiją. Kiek procentų yra, sakykime, dabar jūsų gyvenime šitame versle? Kiek procentų yra virtuvės, kiek procentų vadybai lieka viskam, sakykime, kiek procentų juodžiausiam darbam? Išskaidyti, ta prasme, taip, ar ne, tą tokią darbo dieną bandau įsivaizduoti. Iš tiesų, tai taip, kadangi Šaukštelio veikla apskritai apima dabar ne tik sušių barą, bet mes ir turim ir pizzeriją Kings, ir turim gurmanų parduotuvę, tai save tenka dalinti kažkiek ir į 3 dalis, nes yra vis tiek ir 3 kolektyvai, tai tos vadybos sočiai ir apščiai, kad suspėti viską ir susižiūrėti, ir su personalu reikia ir pabendrauti, ir yra dienų, kai reikia motyvuoti, reikia dienų, kai dar kažkas. Tai dabar motyvuoti, tai su samčiu? Ne, turiu kitų motyvavimo priemonių. Aš mėgstu su žmonėm bendrauti. Tiesiog kalbėtis. Kartais reikia griežtai, kartais reikia draugiškai, bet šiaip visumoje tai mano gal tas toks sėkmės, ką aš išmokau per 10 metų, nes tikrai pati pradžia buvo be galo sunki, aš jauna 23 metų mergina tuo metu buvau prieš 10 metų, tai aš apskritai nesupratau, ką reiškia įdarbinti žmogų, koks tas procesas, aš visko mokiausi nuo nulio, viską ir visos mano klaidos, kurias aš dariau, iš tų klaidų ir mokiausi, kad paskui jų nekartočiau. Tai realiai visa ta patirtis per 10 metų mane atvedė tik į tai tikriausiai, kad reikia su žmonėm bendrauti, švaria sąžinė, niekada nemeluoti, ką ir šiandien ir kartoju ir personalui, kad sakau, yra pagrindinė taisyklė. Niekada nemeluojam vienas kitam. Sakom, kaip yra iš tiesų. Visiems gali būti sunkių dienų ar nelaimė ar kažko. Kalbam taip, kaip yra, niekada nemeluojam savo, nemeluojam vieni kitiem ir nemeluojam svarbiausiai mūsų tiems svečiam ir klientam, kurie ateina pas mus. Tai va tas toksai, ta mūsų tokia. Tai kiek procentų lieka personalui, virtuviai? Iš tiesų tai bandau įvertinti, bet gal aš manau, kad iš tiesų tai ieškau gal to balanso. Yra sunku, bet aš manau, kad bandau išlaikyti balansą. Tai gal visus tos 100%, aš manau, visoms sritims stengiuosi padalinti apylygiai, sakyčiau. Nes kas liečia, tarkim, virtuvę, faktas, aš virtuviai mažai praleidžiu laiko to gamyboje, grinai, kad gaminti. Jeigu kuriam kažko naujo, taip, tada aš jau stoju ir mes kuriam, eksperimentuojam, kad pasitvirtinti kažkokią ar naują patiekalą, ar naują sušį galbūt ir taip toliau. Tai tuo metu manęs yra daugiau. Tai va kažkokie momentai, kai kuriam naują meniu ar atnaujina meniu. Bet yra tikriausiai dabar, kadangi jau tenka tokį didelį darbuotojų kiekį suvaldyti, nes mūsų yra jau daugiau nei virš 30, tai manau, kad aišku, gal didesnė dalis tenka tai vadybai, bendravimui ir visiems tiem dalykam, kad apskritai veiksmas vyktų ir mes nesustotumėm ir tas dviratukas važiuotų. Tai va, o virtuviai taip, jau aš ten būnu mažiau, ar bare, ar virtuviai aš būnu mažiau, bet stengiuosi vis tiek per dieną visus aplankyti, apibėgti su visais plius minus, ar pabendrauti, ar susitikti, ar tą emociją pagauti.
keliauti, ar, kai sakoma, ir tuos gaisrus gesinti, kai jie atsiranda, kad būčiau čia ir dabar. O šeimai kiek lieka? Tai šeimai ką, vakarai ir savaitgaliai, plius minus. Tu ką pasakys Visockis? Visockis, mano vyras Visockis ir turim 2 sūnus, kaip pasakyti. Ne, jie verti, kad jų vardai nuskambėtų. Jie verti, supratau, mano vyras Remigijus Visockis ir mes auginam 2 nuostabius sūnus, Valentą ir Vincentą. Jiems galbūt yra momentų, kai mamos trūksta, mamos dėmesio ar laiko, nes yra, kaip pasakyti, darbiniai tie procesai, ar ne, yra savaitė darbingesnė, kada tikrai savęs turi daugiau darbui atiduoti, pasiskirstai, visą tai paskui vertini ir atiduodi tą duoklį ir vaikams, ir šeimai, ir vyrui, ir šeimos atostogos, ar išvykimai kažkur ir taip toliau. Tai mano misija paskutiniais kokiais taip 4-5 metus yra tos nuolatinis balanso ieškojimas tarp asmeninio gyvenimo, tarp šeimos ir tarp darbo, kolektyvo ir verslo. Tai yra sunki užduotis, tai nėra lengva užduotis, bet po kol kas man visai neblogai sekas. Tai tikiuosi, kad dar po 5 metų tai iš vis jau gaudysios, kaip čia, kur reikia ką sudėlioti. Šiais Šaukštelio studijoje, kaip supratau, nesisuka, nes sakė, jau užteks, ačiū, jau mamos neturim, dar mes ten eisim. Kol kas maži, mano vaikai, sūnus abu maži yra 2 ir 4 metų. Tai... Pats tas pradėti. Bet jiem labai smagu tai pabūti tenais. Jie labai laukiami ir personalo faktas, ir jiems smagu tenais. Jiems smagu, jie ir būna, ir kai sakau, kai dar kūdikėliai buvo ir miegodavo tam vežime, kavinės terasoje būdavo ir tokių momentų, kad per pietų miegą mama dar spėdavo apsidirbti, kol leliukai miega vežime, tai būdavo ir tų tokių momentų, tai aš tiesiog priėmiau, kad toks mano gyvenimas, aš jį pasirinkau kitokį, kai sakau, niekada neėjau tuo kitų kelių, kurie jau kažkas pramynė, eisiu savuoju ir minsiu tą naują taką ir nekreipsiu dėmesio, ką kiti galvoja ar ką sako. Kol maži vaikai buvo, jie augo beveik kartu su manimi ir kavinėje, ir gurmanų studijoje, tai buvo visokių momentų. Visokių dar momentų ir bus, tai ta ateitis parodys. Sakoma, moteris laiko visus 4 kampus, aš pasiklausęs jūsų, va štai 14 minučių, aš dabar galvoju, kad jūs ne 4, visus 8 kubo kampus jūs laikote. Gali būti. Visoje erdėje. Justina, bet juk taip nebūna, kad viskas va taip, jūs kaip pasakoju, tiesiog trykštate entuziazmo energiją, viskas yra gerai, bet juk taip nebūna. Vis tiek ta sinusoidė, kalniukai pakalnis. Tai pasisekė, nepasisekė. Taip. Ar tai mitas, ką aš nugirdau, ar iš tikrųjų tai tik tai anekdotas, kad Justina iš pradžių sakė, kiek džiaugdavosi kvartalo ir miesto katinai ir šunės, kad likdavo to maisto, kurį suvalgydavo ne žmonės, o kad kažkas Justinai nepasisekdavo ir vėl iš naujo. Vieniem buvo taip ar nebuvo? Kas liečia Šaukštelio studiją, tai nes jau Šaukštelio studija mūsų skaičiuoja tos 10 metus, tai aš galiu pasakyti nuoširdžiai taip, kad kažkas kažko nepavyko ar kažkur maistą mėtėm, nes aš apskritai griežtai esu to klausimu, kad maisto mėtyti negalima. Tada mes ieškome galbūt, jeigu atsiranda tos kažkokios kliurkos ar darbinės klaidos, kaip ir ar nelaiku padarytas padėklas, pagamintas sušių padėklas, tarkim, ar dar kažkas, mes visuomet... Reiškia nelaiku. Nelaiku, ar dieną suklydom, kai sakau, gali būti mūsų klaida, gali būti su žmogum, kai derinės laiką, datą ar kažką, gali įsivelti kokią klaidą. Arba neteina pasimti kas nors, pavyzdžiui, ten būna tikrai sušių padėklai, stovi, laukiam žmogaus, skambinam, ieškom, niekas ragelio nekelia, 2 valanda, praeina 3 valanda, eina, mes suprantam, kad tos sušius jau turim gelbėti, jau juos kažkas turi valgyti, kaip pavyzdys. Tai dažniausiai mes tuo momentu tai pasitelkiam labdaros jau tokį momentą, tai į nakvynės namus Tauragės dažniausiai jau nuvežam, arba skelbiam greituoju būdu akciją Facebook'e, jeigu kažkas pagaus už mažesnę kainą padėklą. Tų tokių kliurkų darbinių, kiekvienam darbė jų yra, kur jų nėra, kaip pagalvoju, kas nedirba, tas neklysta, yra auksinė frazė, ar ne? Tai pas mus lygiai tas pats to būna, nes procesas ir ta maisto, sušių gamyba ir tas kiekis, jis yra, tas procesas vyksta nuolatinis, tai visko gali pasitaikyti. Gali, kai sakau, ir mūsų tikrai žmogiška klaida, netyčinė, gali būti tiesiog nesusikalbėjimas su klientu, kas kur ko norėjo ir taip toliau. Tai visko būna ir ta sinusoidė, tai žinokit, aukštyn žemyn kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę. Ir nuo pilnaties kartais daug kas priklauso, koks mėnulis danguje. Aišku, to galima pajuokauti, bet tikrai taip yra. Tai ir žavi galbūt šitoj vietoj, bent jau man tada yra nenuobodu. Gaunasi taip, ar ne? Gyvenam nenuobodų gyvenimą. Nei darbė man nuobodu tada, nei namuose nenuobodu, nes tu nežinai kiekvieną dieną, ką tu
atsikėlus, ne ką tau ši diena atneš, kokią tą dieną ir kokią tą rutiną, nes visiškai rutinos darbe neturiu jos, tai tikriausiai gal čia dedu didžiausią pliusą, kad aš galiu būti lanksti, ar vienoj situacijoje, ar kitoj, nuo oro, nuo žmonių, nuo personalo, nuo užsakymų ir taip toliau, mūsų kiekviena diena yra vis kitokia, tai va, mums tas gal duoda tokį savotišką pliusą ir personalui automatiškai, nes mes nežinom, kas tą dieną pas mus užsuks į svečius, kokios kompanijos užeis, ar jos pakels nuotaiką, ar kažkokių kitų incidentų bus, ar ne, tai mes nuolat esam tam tokiam psichologiniam pasiruošime, kad mes nežinom, ką tą dieną mums atneš, bet kad ir ką atneš, mes turėsim tai įveikti, o vakaro gale vis tiek pasidžiaugti, kad ta diena praėjo. Su tokiu pozityvu. Mes vis tiek žiūrim su pozityvu. Nu, kur dar sušių Tauragėj galima? Tik tai Šaukštelio studija, čia pačiame centre. Justina, o kodėl sušiai? Visi čia cepelinai. Taip, reikia ir cepelinų, faktas. O jūs iš rytų, iš tos tekančios saulės šalies, į ten, kur saulė leidžias į mūsų jūrą, pas jūs pateka, pas mus leidžias. Taip. Ir staiga sušiai. Va ką tik grįžo kažkuris ten žvaigždūnas į Lietuvos iš Japonijos ir pareiškė, kad Lietuvoje sušių nėra, nes jis nudūmė iki Japonijos, jau skaitė tikriausiai. Neskaičiau, bet aš įsivaizduoju, nes, čia yra, kaip pasakyti, tokia normali gal reakcija, nes mūsų sušiai, negaliu kalbėti apie visos Lietuvos sušių barus, sušių restoranus, negaliu kalbėti, bet prieš 10 metų, gal truputėlį ten jau buvom įsidirbę, atsimenu, buvo jau ruduo, tikrai ir pas mus, kai sakau, lankėsi vienas žymus Lietuvos virtuvės šefas ir jis ragavo mūsų sušiukų ir apskritai meniu įvertino ir aš iš jo nesulaukiau labai tokio pozityvaus atgalinio ryšio ir atsimenu man tuo metu, jautrioj tokioje akimirkoje, nes atrodo pasididžiavimas, aš ką tik pagaminau sušius, tuo metu pati gaminau porą metų, aš apskritai pati sukau sušius ir stovėjau prie sušių stalo ir gaminau žmonėm sušius, tai atrodo visą meilę įdėjau ir mano receptūra, faktas jį buvo pakoreguota, nes aš visada klausiausi, ką mūsų miesto žmonės kalba. Man buvo aktualu, kad aš verslą sukūriau Tauragėje ir noriu atiduoti duoklę Tauragėje ir Tauragės žmonėms. Dėl to yra net vienas sušis sukurtas būtent miesto garbiai, tai yra karštas sušis su vištiena, nes to prašė žmonės. Nevalingai jie tą žinutę nešė, kada bus sušis su vištiena. Tai jeigu mes tokį sušį nuvežtumėm į Japoniją, tai patikėkit manim, ką japonai pasakytų. Išsityčiotų, užsidengtų rankomis galvą ir sakytų, kas čia per nesąmonė ir kur ta Lietuva ten ir Tauragė randasi ir ką išsidirbinėja iš mūsų virtuvės. Tai dažniausiai aš ir mėgstu eliminuoti, kad būtent japoniška virtuvė ir taip toliau, mes tik esame pasiskolinę patį pagrindą. Ir tikrai vertinu ir visą, kai sakau, vertybinį tą procesą atiduodam japonų virtuvį ir japonų kultūrai, tai yra nuostabi kultūra, nuostabi šalis, tekančia saulės šalis. Aš pasirinkau taip, gal tikriausiai pasukom tą verslą tą linkme, kad arba mes darom tuos tikruosius japoniškus sušius ir galbūt neturėsim klientūros ir kas juos valgys, neturėsim valgytojų ar ne, arba tik tais jau atsirinksim tos žmonės, kurie tikrai supras tą tikrą japonišką skonį. Ir mes pasirinkom išgirsti žmonės, mūsų Tauragės žmonės ir kurti skonį tą, kurio prašo jie ir kad man būtų skanu. Nes su tą sąlygą aš irgi visada gaminu ir stengiuosi gaminti ir kurti receptus ir technologinės patiekalų, kad pirmiausiai turi būti mums skanu, tai turi būti paprasti produktai, tik nebūtinai paprastai padaryti. Tai čia tie gamybiniai procesai, ar ne, bet dėl to mūsų sušiai jie yra pritaikyti tauragiškio skoniui, dėl to, sakau, ir sušiai atsirado su vištiena, kurie dabar labai labai sparčiai palei užsakymus vejas ir tą standartinį sušiuką su lašiša kaip pavyzdys. Tai aš manau, kad mūsų ir sėkmės ta paslaptis dėl to, kad mes klausėmės žmonių ir galbūt dėl to 10 metų ir gyvuojame. Tai aš pilnai suprantu, kad kas lankėsi Japonijoje, pasakė, kad Lietuvoje sušių nėra, nes Lietuvoje mūsų skoniai vis tiek yra kitokie, mes ne ta rytų pusė, vis tiek mums reikia to žemiškesnio skonio. Jis rūpintojėlis iki Tauragės dar neatvažiavo, ką padarysi. Justina Visockienė, Šaukštelio studijos šeimininkė. Bet jūs ne tik sušius sukate, jūs pati sakote, jūsų verslas socialiai atsakingas, tai jūs dar ir padedat ir siūlot visokie netikėtumai, senjoram malonumus, kažkokius netikėtumus. Pratęskite, papasakokite, aš čia klausysiu. Smagu, kad paklausėte iš tiesų. Kai kūrėm Šaukštelio studiją, apskritai, kai kūrėm įmonę Šaukštelis, kadangi aš pati faktas labai ir daug dirbau ir kūriau
kūriau tą bendruomenę, tiek kolektyvo bendruomenę. Ir man atsimenu tuo metu, dar tikrai tais 2014 metais, irgi toksai gimė momentas, kad galvoju, aš noriu kurti bendruomenę, kad šaukštelis žmonių lūpose skambėtų ir keltų tas geras emocijas, kad tai ne taip, kad kavinės pavadinimas ir ties to baigta, arba skanu, arba ne, brangu ar pigu. Kaip pavyzdys, kad nebūtų to tokio kraštutinių vertinimų, kad mes būtumėm tiek kitokie, mes įsilietumėm į bendruomenę, klausytumėm bendruomenės, klausytumėm Tauragiškių visuomenės ir visa kita. Tuo metu ir atėjo tas toksai noras duoti dar kažkokią duoklę, atiduoti miestui. Atsimenu, tuo metu 2015 metais būtent gimė ta iniciatyva Už orę senatvę, kuomet sekmadieniais pas mus nemokama kava arba tai yra mūsų miesto senjorams. Ši akcija po šią dieną sėkmingai gyvuoja. Sekmadieniais pas mus tikrai užsėda mūsų mielų miesto senjorų ir ta popietės kava, arbata ir juokas, ar ten jų atneštos gėlės, kartais ar kokios dovanėlės. Tai kelia vis tiek tokias, kelia savivertę mum apskritai, ta socialinė prasme. Ir mes tikrai vienais metais buvom ir apdovanoti. Šaukštelis buvo išrinkti socialiai atsakinga įmonė Tauragiai. Tas apdovanojimas man iš vis atnešė tokią didelę atsakomybę, tokią didelę padėką, kad galvoju, ne viskas veltui yra daroma, atrodo, o tu darai viską iš širdies. Noras tas duoti, dalintis, aš visada sakydavau, kad reikia. Jeigu žiūrint vien į verslą, kad verslas yra generuoti pajamas ir paskui metų gale ten skaičiuoti kaip pavyzdys pelną. Tai aš atsimenu, esu vienu interviu net metu pasakius ir man ta frazė tikrai tuo metu buvo visiškai atvirai iš širdies pasakyta, kurią ir šiandien pakartosiu, kad niekada pelnas man nebuvo galutinis veiklos rezultatas. Tai buvo tik tais priemonė sukurti kažką daugiau. O tas sukurti, vadinasi, reikia dalintis tiesiog. Tai šitoj vietoj aš manau, kad aš niekada nepasikeisiu šito klausimu ir mes tikrai mūsų įmonė ir mano kolektyvas, gal ir aš užkrečiau juos irgi tuo, nes kartais mes matom tas tokias socialiai jautres vietas ar puses, ar jaunimą galų gale, kuris visada dažniausiai ateina prašyti ar renginio rėmimo, ar ten dar kažko, ar pasiklausti, ar patarimų tiesiog kartais. Tai aš suprantu, kad mes sukūrėm jau tą bendruomenę, kur yra atgalinis ryšys ir žino, kad šaukštelis niekada neuždarys prieš nosį durų. Ar Justina visada pakels ragelį ir dažnu atveju Justina atsako žodelį taip, nes aš tiesiog į prašymus arba kažkokias užklausas, tiesiog jau atrodo ir nebemoku atsakyti ne, bet tai, kai sakau, darau visiškai iš širdies. Mums taip sekasi, mums taip gaunasi ir nesijaučiu dėl šito blogai, o gal kaip tik dar geriau naktimis ir miegam ir su dar švaresnė sąžinė ir to tokio gerumo pakylėti ir paglostyti. Tai. Jūsų verslas, jeigu to žodžiu pavadinti verslas, Šaukštelio studija, jis labai atsakingas ir socialiai būtent atsakingas dėl to, kad jūs maitinate žmonės. Nedaug dėk, kasgi sugrąžins tą sveikatą, čia negalima juokauti. Ir esu tvirtai įsitikinęs ir jeigu būtų mano valia, jeigu kurie tokie sukčiaujantis, nedori, tie verslininkai iš jų, kaip aš sakau, tu turėtum vieną kartą suklysti ir daugiau tavęs turėtų nieks neprileisti, kaip gydytojų, taip tų maitintojų, nes tai yra tiek atsakinga, kad čia negali juokauti. Jeigu šiandien reikėtų iš naujo pradėti, Justina? Geras klausimas, niekas nėra to paklausę manęs iš tiesų. Eitumėt tą kelią iš naujo? Labai gerai pagalvočiau. Jeigu su šia patirtim, ką aš jau turiu šiai dienai, tai eičiau. Bet jeigu jūs dabar klaustumėt, jeigu man... Dilgėlis pataikė. Jo, tikrai eičiau ir daryčiau, nes aš jau žinau, kaip tai daryti ir svarbiausia jausti širdimi, į kurią pusę palinkčiau. Jo. Jeigu mes gyventumėm iš naujo... Tai Taip. Žinokit, nežinau, net nežinau, ką atsakyti. Iš tiesų, tikrai nuoširdžiai nežinau, ką atsakyti. Bet tikriausiai dabar jau, jeigu manęs paklaustumėt, ar gailitės, nesigailiu nei vieno momento, sunkaus ar džiugaus, nesigailiu nei vieno. Šiai dienai esu be galo laimingas žmogus už tai, ką sukūriau, ką kuriu toliau ir tikiuosi kursiu. Ir laiminga tuo, kad kokią bendruomenę sukūriau, kokį turiu nuostabią. Daugiau nei 30 žmonių komandą, kiekvienas iš jų yra iš savęs kiekvienas nuostabus, o jos visus kartu sudėjus, mes sakau, esam greunanti jėga, kurianti skonį ir malonumą Tauragiai. Išsivartėt, išsisukot. Taip, labai gudriai. Dar po 5 metų aš paklausiu to paties. Gerai. Jums ir jūsų visai bendruomeniai, jūsų visai šeimai ir tikrąją, ir perkeltinė prasme, žinoma, gerų darbų, su švente, su jubiliejumi ir taip toliau. Ačiū, didelis ačiū.
Dienos svečias. Čia Tauragės radijas. 98,2 FM.